Sveikas. Sveiki. Kokie tavo yra įspūdžiai po Europos čempionato? Tikriausiai tai yra pagrindinis tavo laimėjimas. Jo, kol kas yra didžiausias laimėjimas. Čempionatas vyko Santa Susana, Ispanijoje. Tikrai gan gausus buvo dalyvių kiekis. Kažkur buvo apie 13-14 dalyvių iš 7 skirtingų Europos šalių. Taigi aukštas lygis. Tikrai visiems žinomi buvo varžovai. Tapau Europos čempionu. Tai aišku, didžiausias laimėjimas iki šiol. Na ir šiaip visas sezonas tikrai buvo neblogas. Gan gerai sekėsi. Pravažiavau visas varžybas, kiek buvo ir šiais metais aš buvo 8 pirmos užimtos vietos. Tai manau super rezultatas po tokios pertraukos, kokią aš turėjau. Šių metų planai būtų startuoti kultūrizmo kategorijai virš 100 kg. Pradėsime nuo varžybų Danijoje, tada Švedijoje, Norvegijoje, na žinoma, Baltijos mačas Taline ir visos varžybos Lietuvoje. Matysim, kaip ištversim visą šitą ilgą sezoną, visgi 2 mėnesiai. Ilgas laikas. Jo, kitiem galima ir ilgiau. Taigi, stengsime taip pat padaryti maksimalų rezultatą ir, aišku, nenuvilti savo sponsorių, draugų ir šeimos, kurie aukoja daugiau, aišku, negu mes.